Buvo statomas statinys, matėsi 3 darbuotojai, tai yra 3 statybininkai ir vienas praeivis priėjo jų paklausinėti. Priėjo prie pirmo darbuotojo ir klausė, ką tu čia darai? Jis sako, labai sunku darbą, visą dieną tampau tuos akmenis, statau tą tvorą, sunkiai dirbu. Priėjo prie antro, paklausė, ką tu čia darai? Antras sako, aš statau tvorą, bet stengiuosi, kad ta tvora būtų pati lygiausia, pati gražiausia, pati tobuliausia. Na ir galiausiai priėjo prie trečio žmogaus, vėlgi paklausė to paties, ką tu čia darai. Ir žinot, ką jis atsakė? Jis atsakė su tokiu pasididžiavimu, aš statau katedrą. Nors jau gal ir nepamatysiu galutinio rezultato savo gyvenime, bet ji bus pati didžiausia šiame mieste. Todėl aš esu toks laimingas ir toks dėkingas, kad galiu prisidėti prie šito gražaus pastato egzistavimo. Na, o kaip tu žiūri į savo darbą, kaip tu žiūri į tai, ką tu darai?